Jo, klausimas. Ką darom šitoje vietoje? Variantas. Kad tu paturi lastingas taškas, tai ieškotų nuo galo taško, tai nuo galo taško plius 1. Gal. Nežinau. Kažkur neįmanoma turi 3. Jeigu ir bus. Nežinau, čia mano bandymas yra toks, nes visą laiką reikia ištestuoti. Kad tipo, jeigu šitas stringas savyje inkludina tą tašką, tai tada turėtų pasileisti čia esantį logiką, kas reiškia splitins ir paims paskutinį narį. Ir tada mes su juo realiai tik tai dirbsim. Bet jeigu šitas nepaeis, tai tada galim teoriškai netgi va taip padaryti. Ir tada ramu. Jeigu inkludina, pasiemam paskutinę dalį. Jeigu neinkliudina, tai extensionas yra tuščias stringas. Jo, tuščias stringas šį čia neras niekada. Nu, nebent mes netyčia parašysim. Bet tai nuo netyčiukų niekas neapsaugos. Tai jau, nu, tu turėsim 2 skirtingus variantus, kaip tą pačią vietą spręsti, nes nėra vieno vienintelio atsakymo. Galėjom atskirą funkciją pasidaryti, ne? Dar kažką, nesvarbu. So, tada galim patikrinti, tai kaip čia šitas tada, tai čia bus text file extension includina extension. Ko jisai pyksta? String is defined, bla, 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 bla. Jis nusišneka. Jisai galvoja, kad čia yra undefined. Tai neįmanoma. Tai neįmanoma. Viską nesupranta. Kaip ir sakiau, kad pyksta. Jisai pyksta. Na, pats kaltas. Pats kaltas. Įdomu, jeigu čia tiesiog gale pridėsim as stringas, bet tada turbūt reikia apgaubti. Jo. Ir tada visą šitą išraišką, žodžiu, kuri čia gaunasi, visa šitą išraišką jos rezultatas, čia priskiriu, kad visais atvejais bus stringas. Na, žodžiu, maždaug čia kaip žmogus protingesnis už algoritmą kažkokį. Bent jau tikiuosi. Ir čia bus atitinkamai binary file extensionai, includina atitinkamai extension. Va. Tai dabar teoriškai turėtų suveikti, kad kai EAP tai EAP, jeigu ten tiesiog login, tai puslapis, jeigu ten CSS, main CSS tekstinis failas, jeigu CSS/main.png binary failas. Man atrodo, viskas pakankamai make sense. Ne? Tai tiek reikalų. Dabar tiesą šitą reikia išmest lauk. Ir dabartiniai situacijai turbūt reikia eiti, gebėti, nuskaityti, nu bent jau su failais visus reikalus. Arba su puslapiais.
ką lengviausia būtų mums toliau padaryti, kaip jūs galvojat? Ar grąžinam kažkokį normalesnį HTML ir tada žiūrim, kad neatsisiunčia tinkamų resursų ir tada susitvarkom su failo atsisiuntimu. Kaip nors. API lengviausias? Teisingai. APIs. Nu gerai, padarom su API. Jokauju. Baikit, ne. Taip, libas. Čia reikalingas bus naujas failas, ten tas file TS-as. Ir čia aš nesismulkinsiu ir tiesiog pastinsiu iš praeito kodo. Va, tai kai reikės šitą naudoti, ateisim, panaudosim. Čia? Tai taip, nes taip ar taip mums reikės tą tekstinį failo kontentą gauti. Tai reiškia, reikės atsikviesti. Šituos? Nu, galiu, bet tai, o jeigu kitoje vietoje dar reikės skaityti failus, tai tada tu juos turi gebėti importuoti kaip minimum. Bet tada tu importuosi su visų serveriu, kas nelogiška. Tai apskritai šita tema yra darbo su failais, tai viena tema, vienas failas. Labai priklauso nuo konteksto. Sakyčiau. Taip. Čia viską suskleist. O, gražu. Taip, tam, kad jisai veiktų, kiek pamenu, mums dar trūkumas yra sukurti folderį, kuris vadintųsi public. Jame turbūt reikės CSS-o, jame turbūt reikės šito. Oops, no. Miau. Magai. Tada dar fontai. Turbūt kaip minimum tokie. Ir demo sumetimais galim sukurti tą patį main CSS, kur čia bus bent jau resetas. Tarkim. Fontai kol kas tušti, kažkada gal kokį fontosumą sukeltume, images dažnai nematė. Ir čia bus main.js, kuriame bus tiesiog logas maždaug čianais client.js. Šitas kodas turi suktis tik tai pas klientą. Negali būti backend. Va. Tiek reikalų, tai bent jau jeigu tuos du paleist sugebėsiu CSS ir JS, tai turbūt, kad sugebėsiu viską. Tai optimistas. Nu gerai, tai tada ką reikia padaryti? Reikia nuskaityti kontentą ir atiduoti. Turbūt. Ir tas turbūt būtų. Pirmą reikia gal susimportuoti failą su visą jame esančią logiką, o šitas dalykas. Ir čia JS. Spėju, kad normaliai. Tada čia sakom, jeigu reikia perskaityti tekstinį failiuką, tai galim kol kas laikinai išsiprintinti apie kokį trimintą PF eina kalba. Kai prašo ten to failiuko, tai čia, sakykime, bus CSS, tai matau tikrai mato tokį kelią. Tai va šitas kelias, kaip jisai sutampa, su kuo jisai sutampa, kad tai yra public folderyje ir visa kita, tai kas parašyta URL, tame trimintą PF. Eikit CSS folderį ir jame tikėkis rasti failą.
tai klientas to, ko prašo, kartais aš galiu neturėti, tai reikia būti pasiruošus atsakyti, kad 404 failas ten nerastas ar dar kažkas tais. Dėl tos priežasties, reiškia, mes bandysime nuskaityti erroras ir messages iš awaitintos file read public ir trimintas failas, tai ir čia yra tas pats trimintas failo pathas. Tai teoriškai man jisai ir atsakysiu, ar perskaitė ar ne, tai aiškiai, erroras yra ar nėra, ir tada konkretus kontentas, tai jeigu yra erroras, tai klaidos pranešimas, jeigu nėra erroro, tai tada normalus to failo turinys. Ir awaitas yra banguojantis. Kodėl? Nes allow expression only async function. Kur čia ta async function? Kažkur tėvinė funkcija turi būti asinchroninė, o ta tėvinė funkcija pasirodo yra va šita visa. Tai prieš ją parašom žodelį async ir gyvenimas tęsis. Ir šitoje vietoje tada awaitas jau nebe pyksta. Čia svarbiausia dalis rasti, kur ten tą asynką įrašyti. Tai tiesiog prieš funkcijos logika. Prieš funkcijos logika. Good. Sekantis žingsnis, sakykime, galima išsiloginti abu variantus, gal netgi individualiuose eilutėse bandysiu išsispausdinti. Tai čia, kai tai padarysiu, matau, kad kelias, kur bandžiau nuskaityti, yra tas false, nes erroro nėra, ir čia yra tas messages, tai aiškiai, faile esantis turinys, ne? Tai aš juos radau. Jeigu čia bandyčiau ateiti į main2.css, tai teoriškai jis vis tiek supranta, kad tai yra tekstinis failas, tik tai problema, kad kai bandė faktiškai nuskaityti, kas pas mane serverio logiko, tiesiog failas nerastas. Ok, tai jeigu norėčiau, galėčiau va šitą konkrečiai žinutę ir atidavinėti visais atvejais, bet, galim kitą žinutę suformuoti, tai čia jau kiekvieno valia. Bet tam, kad galėti kažką tais, tai turbūt sakysime, jeigu įvyko erroras, tai response contentas bus, vietoj to, kad failas nerastas, sakysiu error, maždaug could not find, whatever, target element, ne element, what, could not find file, blah, 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 file, ir netgi galim šauti kokį nors tokį kabutėse, file, ir čia įrašyti trimintą pathą. Hell yeah. Išsaugau. Šičia tiesa turėčiau nutrinti, nes else atveju response contentas bus atėjęs messages. Ok. Man panašu kažkam padorų pranešimą. Jeigu adresas vieną dieną būtų padorus, tai atitinkamai gaučiau ten tą visą deramą turinį. All good? Papildomai prie insomnijos. Čia galvoju pasidarysiu papildomą requestą į tą patį, reiškia, šitą projektą, į va šitą projektą. Tik tai užklausos variantas bus ten HTTP, local hostas 4415/css/main CSS. Va. Ir čia tas naujas requestas, gerai, čia bus correct file path, kažkas tokio.
Ir dar vienas variantas duplikuotas bus incorrect file pathas su main2 CSS. Tai vat, matau, kad čia responsas kaip ir geras, tinkamas iš šitos pusės, bet vienas dalykas man nepatinka, va šitas 200 OK. Ir kodėl jisai nepatinka? Dėl to, kad netgi ir va šitoje naršyklėje reiškiasi, kai čia pasileidinėja reikalai, jeigu painspektinti ir galiausiai, kai reikės tikrinti, kai va šitą failą bandys atsisiųsti kaip turinio dalį, tai jūs niekada nepastebėsit, pavyzdžiui, su tuo main2 CSS, ne failas, kuris faktiškai neegzistuoja. Tai jisai čia jums niekaip nerodys, kad įvyko klaida. Prasme, tą tekstą jūs gausit, viskas yra faina, bet jūsų akis niekada netkreips dėmesio, kad yra klaida. Ir netgi turbūt būtų fan iš karto suimituoti scenarijų konkretų. Turbūt būtų faina, tai gal su HTML kažką padarom. Tam, kad būtų lengva, tuoj mes čia padarysim Deivas, jisai pamatė, kad čia HTML rašau, tai šitą nusikopinsim. Ir, ne taip, ištrinam backtick, kur reikia. Įrašom šitą visą griozdą ir čia Ctrl A. Paselektinti visą tekstą. Nebent tu nebe tą failą kalbi. Nes Ctrl A tai select all. Bet... Ai. Pastebėjai, ką aš čia ką tik padariau? Tiesiog paprastas selectas, ne, su rodikliam. Eini ir selectini. Shift ir selectini. O paskui yra tabas, kuris tabuliuoja. Arba Shift tabas, kuris tabuliuoja į kitą pusę. Tai aiškiai, mano atveju aš iš pradžių tai, ką turėjau, grįžk atgal. Kai įsipeistino, paselektinau tas eilutes, kurios yra per toli krašto, tai tiesiog patobuliavau. Realas. Style sheetas, grafas, CSS / main CSS ir main2 CSS. Du variantai. Gaila jam. Mažesnė raidė buvo, galvojau, sutaupysiu elektros. Tai teoriškai, po šito update'o, kai mano naršyklė dabar kreipsis iš karto į homepage'ą, atsisiunčia homepage'ą, kuriame head'e akivaizdžiai matyti abi eilutės, ir net jeigu atsidaryti networką, kas yra čia svarbiausia dalis, tai išzoominsiu atgal. Matot, jisai nieko čia problemų nerodo. Va, čia yra 200 ir čia yra 200. Kažkaip viskas yra gerai. Na, ką jisai sako. Lygiai taip pat kaip konsoliai, 0 erorų, jokių raudonų eilučių. Bet faktiškai, tai va šitas, jisai ką padarė, ne, kos responsas, bla, 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 error. Šneka error, bet nerodo error. Kodėl? Būtent va tas 200 OK statusas. Čia jis yra problema. Tai aiškiai, tas klientas, jisai bendraudamas su serveriu, tai requestai, ne, visi suvaikšto. Tai vienas iš parametrų, kurį galima kartu su kontentu atiduoti, ir yra tie statusai. Tai kaip ten tas atsakymas, tai maždaug, kad aš tavo atsakymą grąžinu, tai viena dalis, bet kaip klientui suprasti, čia geras atsakymas, negeras, dalinis atsakymas. Tai
Čia geras Jo. atsakymas. Tai jau turi parašyti. Būtent, blogas. nes jisai, pavyzdžiui, va, tarp šitų responsų žiūrint, ne, kaip jam suprasti, kuris iš šitų tekstų yra ok, kuris nėra ok. Nu, tipo, pabandyk panaudoti ir pasižiūrėk, kas gausis. Bet čia irgi ne variantas, nes jeigu tu iš karto atidavai tipo klaidos pranešimą, tai net nebandyk jo naudoti kaip CSS-o. Tai reiškia, kad neinterpretuotų. Tai, o gali būti, kad naršyklė pabandė vis tiek panaudoti, nesgi tipo, viskas gerai. Bet iš tikrųjų ne. Tai va, tai istorijos moralas gaunasi, kad prie visų šitų atsakymų, prie mūsų to response objekto mes galim nustatyti, jeigu jums domina tik tai vienas vienintelis, tai būtų status kodas. Ir būtų ten 404. Individualiai, jeigu viskas yra gerai, tai galite sakyti 200, kad jo, pavyko rasti, viskas great success. Tai va, išsaugau, kol kas čia viskas tik prie tekstinių failų dirbo, ne? Ir jeigu parefreshinti, va, matot iš karto, jau Bain2 CSS sako 404. Net jeigu atsidaryti networką, zoominsiu atgal, net ir šitą eilutę iš karto reikia raudoną. Kodėl nes statusas 404? Erorinis statusas. Tai va. Ir šiaip konsolį iš karto pastebėsit, kad kažkas yra negerai. Kitaip tai aš nieko nebūčiau pastebėjęs. Kad prašau dalyko, kurio neturiu. Tai va, bet šitais dalykais irgi tik tai statusu neapsiribosim pasirodo, nes galiausiai klientui dar reikės mokėti gautą tą failą tinkamai panaudoti, nes atsirandagi dar vienas toksai draugas pas mus, jeigu pamenat. Čia, sakykime, kol kas imituosiu kokį nors H1. Ne prie ko, bet vis tiek maždaug. Labas rytas, dar galim dadyti Lietuvą. Ir skriptas. O skripte turim source, tikiuosi gerai parašiau, kuris eis į JS folderį, jame ras main.js, jį ras. Tai galim suimituoti variantą, kai neras, blogiau nuo to nebus, bent jau įsitikinsim, kad viskas veikia taip, kaip veikia. Galim įdėti type module su idėja, kad ateityje gal net klientiniai pusė importuosime kitus failus, nu ir dar deferinam, kad tai būtų paskutiniai veiksmai, kuriuos atlikinės naršyklė. Tai dabartiniam scenarijui po refresho žiūriu, šito atsisiųsti nepavyko, labai gerai, bet su main.js-o, kuris egzistuoja, problema yra jo paleisti negali. Nes naršyklė iš esmės strict MIMO typą čekina, taip tariant, tu patvirtink, kad tikrai man davei JavaScriptą, nes tai yra slidus failas. Su CSS-u tu ten manęs nenuhakinsi, bet su JS-u, ten, žiūrėk, gali būti slidžių reikalų. Tai va, tai pamenat MIMą? Pažįstamas žodis, ne? Tai aš, kadangi jį irgi tingiu nusirašinėti, nes turbūt būtų absurdas iš atminties rašyti, tai mes galim ateiti ir tiesiog pasiskolinti, paskui grąžinsim, ne? Pa šitą visą daiktą. Tiesa, su visu šituo tipu iš karto pasiimsiu. Tai pas servaką, va, čia kur nors įpeistinsiu. Va. Ir šitą čia pritrauksiu. Nu, sėdi ten tie visi maimai. Kontento tipas. Ir tas kontento tipas, jisai privalo išvažiuoti su responsais. Tai reiškia, kai aš išsiunčiu atsakymą, kad suprastų, apie ką eina kalba. Ir šitoj vietoj, va čia, sėkmės atveju. tą statusą aš pakeisiu į bendrinį labiau variantą. Ir čia bus, kas tenais, kažkas head. Kaip?
Right headas. Va. Šitas daiktas. Nuostabu. Right headas. Ir pirmas parametras yra vėl tie patys status kodas, nu tai tarkim 200, nes jeigu jau iki čia atėjo, nu tai reiškia, tu radai. Čia jau net nėra ką mąstyti vos ne. Bet o tačiau, tada ateina ten tas content typas. Žinot, kodėl šį čia reikia kabučių, nepaisant to, kad kuriu šiaip tai normalų objektą. Nes techniškai mes, nu, tuoj, žiūrėkit, parašysiu čia dar kol kas nesąmonę, nes realiai tai galiu ir va taip parašyti. Matot, čia klaidot kaip ir nerodytų. Bet šį čia kabutės reikalingas. Aš maždaug prisimenu, tai yra ir pastebės. Kuo ypatingas šitas raktas. Kodėl čia reikia kabučių? O gal nereikia kabučių? Čia tas nesupaprastinta yra. Maždaug, gerai, galim kitaip mąstyti. Tai o kas būtų jūsų manymu, jeigu kabutės nuimtume? Būtų supaprastinta. Ne visai. Pagalvokit, žiūrėkit. Arba tam braidį, funkcijai. Ne, įsižiūrėkit grinai į va tą paselektintą dalį. Jeigu nuimsite kabutes, kas liks? Koks tekstas? Content minus type. Matematinė operacija. Minus. Nekenčiu minus. Va. Error. Sako, už šito žodžio content tikėjausi dvitaškį rasti. Left side, assign, blah, 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 kašia, arithmetic operations. Arithmetic operation. Kur tas arithmetic operation? Minus. Ne? Tai čia va tas supaprastinimas yra tame, kad kol raktas yra vientisas gražus žodis, viskas yra fainai. Pamirštos kabutes nereikia rašyti. Bet gali rašyti, niekas netrukdys, blogiau nepasidarys. Bet šitoje vietoje tai yra neišvengiama. Cool. Tai koks tas content typas? Nu, viskas priklauso nuo su kokio file extensionu mes ką tik dirbame, tai kitaip tariant bus maimai ir .css arba .js arba .mpng, nors ne šitam file, bet nesvarbu. Ir tada gaunasi, kad galiu priskirti labai skirtingus extensionus. 1, 2, 3, 4, 5. Tai reiškia, negaliu priskirti vieno konkretaus. Kur slepiasi pakišti extensionai po kintamuoju, kuris vadinasi extension. Kaip patogu. Jisai savyje laiko arba tuščią tekstą, arba kažką vieną iš šitų kol kas 5, ne? Tekstukų mažų. Ir kaip tyčia jie sutampa su MIME objekte esančiais raktais. Kas labai patogu. Bet norint juos ištraukti, tai tada gal tipo šitas mimes.extension. Nevelnio, taip negalima rašyti, nebent tas žodis extension ir yra konkretus raktas konkrečiame objekte. Bet šitame kontekste tai yra kintamasis, kuris po savimi atminty laiko reikšmę būsimo rakto. Tai reiškia, negali taško sintaksės naudoti supaprastintosios. Ir tada naudoji standartinę sintaksą. Ir čia yra galutinis kodas. Is this your final decision? Čia iš 0 milijonų. Tai va. Nu va, gaunam šitą daiktą. Ir galima ateiti pasižiūrėti. Jei, client.js pasileido. Tie, kurie neegzistuojantis failai vis dar man sako, kad yra problemas. Jeigu pasižiūrėti su egzistuojančiais failais main CSS, atsidaryti jo headerius, tai šitoje vietoje prie response
content typas, text, CSS. Nuostabu. Prie main.js, response headers, text, JavaScript. Nuostabu. Suvaikščio info. Localhostas, čiagi techniškai atvažiavo HTML-as, response header apie contento tipą nieko nežino. Tai techniškai klientas šitoje vietoje spėlioja. Ir jo bandymas atspėti, kad turbūt atvažiavo HTML-as, dėl to nesiparino ir pabandė suinterpretuoti ir vis tiek turinys kaip ir buvo sėkmingai atvaizduotas. Bet mes galim jam užtikrinti, kad tikrai čia atėjo HTML-as. Tai kaip tą padarom? Tai tą padarom turbūt va šitoj vietoje, ne kažkur tais, suskleisim contentą. Ir čia dar rašom, kad response, right, head, čia be abejo visada bus 200 ir čia bus kabutėse vėl tas pats content minus type ir čia nieko kito, tik tai mind.konkrečiai HTML. Bum, bum, bum. Ateinu čia, refresh, pasiemu šitą, paskrolinu, jau gavo text HTML. Nuostabu. Galėjai, užduodant prieš tai buvo šitą antiklių dubėjimą, ne? Ne, nes HTML neturi extensiono. Nes šitą nuorodą neturi extensiono. Puslapis, ne? Kažkur galėjau, kad mes kai kūrėm puslapį, kad ten pataškam HTML. Kai kūrėm pages atsidėjom pagrindinis puslapis, ten karjera, kontekst, ir ten sudėm HTML. Bet ten nebuvo maimo tipas. Ten buvo, kad galėtume nuskaityti teisingą failą. Ir jisai sutapo su mūsų puslapio pavadinimas, .html ir yra konkretus failas, kurį reikia perskaityti. Tai jo, ten buvo stringas formuojamas būsimo failo pavadinimo, kuris grubiai tariant bandys ieškoti tarsi šitoj vietoje. Nes mūsų URLas tik tai žino main. Atitinkamai. Specialiai pavadinimas, tai manau, kad būtų atskirtis nuo kitų failų. Plius mes URL'e niekada nerašom, pavyzdžiui, /index HTML ten kokią nors. Arba kai ateini, ne, mūsų atveju neveiktų. Viena vertus, jisai neranda šito extensiono, nes nežinos, kas tas, ir sakys error. Kažkoks. Ką jis ten atsakė? Jėga atsakė kažkas. Kodėl jisai atsakė? Nes, aišku, kad logiška. Kadangi šiaip pat nustato extensioną, bet nėra nei vienas iš šitų leistinų, tai aiškiai nėra nei text, nei binary ir tikrai nei API-us, tada lieka va šitas. Tai jo, čia tas pats, kas žinai dabar būtų koks PSD, photoshopinį failą, taip pabandyk atidaryti, vis tiek šitą daro. Cool. Kas sekantis į trasą? Galima binary sutvarkyti, turbūt. Tai su binariais copy pasta, tik tai čia bus read public binary. Ir visa kita yra iš esmės tas pats išskyrus. Čia jisai dabar ant manęs pyksta, nes binaris atiduoda nebe stringą, nes ne tekstinis failas, bet atiduoda bufferį. Tai reiškia, tie binary failai yra nuliukų vienetukų serija. Ir pas mane response contentas pagal nutilėjimą, kai aš jį aprašiau, jisai sako, aš galiu būti tik tai stringas.
Tai mes jam čia ateinam ir pasakom, kad tu gali būti tiek stringas, kiek gali būti ten tas bufferis. Ir tada jisai nebesiparina ir ties binary failais priima ir tokią versiją. Tai ateis būtent arba stringas, arba bufferis, kažkuris iš tų, kuris ateis ten tą ir atiduos. Ir jeigu viskas čia čiki-piki, po refresh'o ten, jeigu būtų buvę kokių nuotraukyčių, gali būti, aš jau būčiau pamatęs. Galim išsitestuoti, nežinau. Galite jūs išsitestuoti. Aš pasitikėsiu, kad čia kodas veikia kol kas. Gal kažkada sugriaušiu, nežinau. Tada. Tai šita dalis sutvarkyta, galima ją pamiršti, šita dalis yra sutvarkyta, galima pamiršti. API. Reikės eiti prie API. Puslapį galima pamiršti kol kas. Ir jo, smagi dalis. Insomnia. Postas. Bet ir tarkim, API, useris. Bandau siųsti. Tai, ašgi sakiau apie useris. Ai, nes ne tas šitas dabar turi būti, ne? 15. Yes, API responsas. Ne kažką. Turbūt pirmas tikslas būtų, šitą galima išjungti, kad netrukdytų. Vienas pirmųjų tikslų galiausiai gausis, kaip man pamatyti, koks turinys atėjo, jeigu yra turiniui galimybė ateiti. Turinys galės ateiti, kai yra postinama arba putinama. Šitie du. Nes kai getas, tai yra tiesiog paprasta nuoroda, sakys, vat, noriu to resurso. Ir atiduok. Iš esmės elgesys labai panašiai, kaip kad ką tik buvo su failais arba ten su tuo puslapiu. Tiesiog kviesim dedikuotas funkcijas, tai esmė ten smarkiai nesikeičia. Tai sunkiausia, tokia unikaliausia dalis būtent, kai va tokie HTTP metodai, reiškia, paduodami. Tai pat kaip gauti va šitą momentą, kaip gauti tuos duomenis ateinančius. Nes, tarkim, kur ten tas mano šitas džiaugsmas čia, va, jisai čia kažką spausdins. Ir tarkim, kad kol kas nemaišytų, mes išvalysim konsolės kiekvieną kartą ir taip, čia katinėlį išsendink ir, neišvalė. No, konsolė clear nesuveikia. Por qué, Marija? Konsolė clearis nesuveikia. Turim tai. Madness. Pala. Oi. Čia tas, na taip. Šuldu buldu. Nu gerai, rašo. Ko neišvalė šito viso. Kas jau nepatinka. Keistuolis. Mažų mažiausiai keistuolis. Nu, velniai nematė. Nu, gerai, veikia, tai veikia. Reiks perdaryti viską. Tam, kad gauti ten tą JSON ateinantį. Arba bandoma išsiųsti JSON. Kiek daug reikės perdaryti? Maždaug 50 eilučių. Maždaug šitą dalį. Ir spręsta tik problemų maitinka apie variantus. Jo, maždaug tol, kol atėjo requestai paprasti, duok failiuką, duok contentą, kas iš esmės visą laiką buvo, pasakyk kokį nors tekstą man. Tai tol, kol yra tas paprastas variantas, tai va šitas kodas, kuris dabar yra parašytas, jis yra viskas yra nuostabu, gyvenimas tęsiasi. Bet kai tik tai serveris pradeda gauti informaciją, objektus kažkokius, nesvarbu formatas, tada reikia kitaip. Nes įsivaizduokim vienas variantas, kad kaip maždaug plius minus veikia internetas.
Kai tu bandai, pavyzdžiui, uploadinti kokį nors didelį failą į kažkokį servisą, per kiek laiko jisai tenai apsilaudina? Like instant ar per kažkiek apčiuopiamą laiko dalį? Nežinau, aš į YouTube, kai keldavau video, tai jis man kokią minutę arba 2 keldavo. Bet tikrai ne instant. Ir tada, kai siuntinėja, tai jisai siuntinėja paketais. Tai nėra vientisa upė, kur nuliukai vienetukai ir varo žemyn, kaip krioklys. Tiesiog suformuoja ten, dabar neatsimenu, kelių baitų ar kilobaitų apimties ten tuos gabalus ir jos po biškį vieną išsiunčia, tada antrą paketą išsiunčia, trečią paketą ir tas YouTube'as ar whatever, kas klientas, jisai po vieną paketą vis gauna ir jeigu pastebi, kad kažkoks paketas, pavyzdžiui, būna sugedęs, jisai gali automatiškai paprašyti pakartok šitą paketą iš naujo atsiųs. Nes įsivaizduokit, jeigu jūs 2 gigabaitus uploadinat ir kai, sakykime, YouTube'as bando tos 2 gigabaitus išanalizuoti ir pasižiūrėti, ar čia yra validus video failas, kažkur vienas bitukas dingęs yra. Tai vėl uploadink 2 gigabaitus, ne, absurdas. Tai jisai sukapoja mažais gabalais ir kiekvieną gabalą individualiai patikrina, ar jis yra vis dar validus video failo gabalas. Tai va, tai ir tada, jeigu ką, tada tik tai mažą dalį reikia persiųsti iš naujo. Tai dėl tos priežasties pas mus vaikštant informaciją iš tikrųjų irgi reikia stebėti tuos ateinančius paketus. Ir norint juos stebėti, čia viską užkomentuosiu. Ir pas mus prasidės requestas ir event listeneriai. Jei, man atrodo, event listeneriai buvo, kai klientiniai pusiai gali mygtuką klik ir tada jisai kažką daro. Tai čia labai panašiai. Ir tas labai panašiai, tai reiškia, atėjęs requestas, jisai turi savo irgi krūvą eventų, tokių kaip atidarinėjate puslapį ir netenkate kantrybės, nes internetas ant tiek lėtas ir jūs tiesiog naršyklės tabą išjungiat. Jis dar net nespėjo pilnai užsikrauti, nespėjo informaciją suvaikščioti ir klientas išjungia savo naršyklę. Viskas. Paima data, tai čia tas mūsų ateinantis duomenis, kurie mūsų ir domins. Endas connectiono pabaiga, tiesiog nutrūko ryšys. Eroras tai yra eroras, kažkas atsitiko, įsivaizduokit, kažkas laidą nukirpo. Shit happens, ne? Siuntė duomenis ir tiesiog pauzę padarė. Variantas. Reziumas atitinkamai tą pauzę atspaudė, toliau vėl tęsė siuntimą. Readable tai reiškia, kai suvaikšto pakankamas bitų kiekis, kad galėtum pradėti skaityti atėjusią informaciją. Tai yra kažkoks minimalus thresholdas, nuo kada gali jūsų serveris pradėti analizuoti atėjusią info. Tai mūsų atveju mus domina endas, tai reiškia, kada suvaikščiojo informacija ir data, kada ateina paketai vienas po kito, kad juos galėtume sulipdyti į vientisą galutinį tą uploadintą informaciją iš esmės. Tai kai tas įvykis įvyks, ką daryti, iškviesk šitą funkciją, vienas variantas ir antras variantas, ką daryti, kai visas requestas pilnai baigia vaikščioti. Čia 2 esminiai momentai. Jeigu norit, galite pabandyti implementinti šitos klauzus, erorus, whatever, jūsų valia. Jeigu ten kažkas nukilins, puslapį loadinimo metu, kad pamatyti. Bet ir tai klausimas, ką jūs darysite tokiu atveju? Nebent pas save statistiką rinksit, nes klientui, tai kai jisai jau arba eroras jam ištiko, arba šiaip jisai uždarė puslapį, tai jau klientui nieko nebeatsakysi. Tai tik tai pas save nebent gali pasižymėti kažką tais, kad galbūt pabandyti sekantį kartą padaryti kokį procesą, nežinau, whatever. Tai tiek. Atsiranda 2 event listeneriai, tokie specifiniai. Tai jeigu pradedi event listenerius minėti, šitie 2 yra privalomi. Tai reiškia, vien su endu nepaeisi. Erorais visai kaip apsirems ir balius baigtas. Žodžiu, 4 event listenerius reikia šitų 2 gražuolių. Ir visa ta logika, kurią ką tik buvau užkomentavęs, jinai lenda į endą.
ir galima komentuoti. Dabar vienintelis bugas yra, kad čia awaitas. Awaitas reikalauja, kad jisai būtų įrašytas į asinchroninę funkciją. Tai vat, kadangi čia yra dabar artimiausia asinchroninė funkcija, tai prieš ją parašau asynco keywordą. Ir jeigu patikrintumėt veikimą, po mano va šitų naujų ten 4 eilučių prirašymo, viskas veikia lyg niekur nieko. Kur tu čia mielas mano? Šitą išsiunčiu vis dar. Skeri. Nežinau, kas čia atsitiko. Ir šitas refresh contentas irgi suvaikšto plius minus. Kur contentas? Kaip tuščia. Jaučiat? Nyku. Nes šitą vargšą palikau už borto. Kaltas. Jis turi būti šičia. Kai sakiau, kad perkelti viską, va tam tą dalį, kurią turėjom, tai reikia viską perkelti. Į tą, kai requestas pilnai suvaikščios. Nu, dabar jau galima vėl patestint. Čia pareloadinu, vėl viskas suvaikšto. Ir pas Insomnia pareloadinu, viskas suvaikšto. Nu, grožis. Tik tiek. Okay? Tiesiog įvilkau į requestą. tą pačią visą buvusią logiką. Niekas nesikeičia. Bet kodėl įvilkau? Tam, kad galėtume pradėti stebėti įeinančią informaciją. Stebime įeinančią informaciją. Tai jeigu šita vieta yra jūsų įeinanti informacija, ne? Ir kai tik tai kažkas ateina, gali būti, kad tą įeinančią informaciją paduos į jūsų va čia apsirašytą funkciją. Jeigu jai paduos, ką tai reiškia, kad jūsų funkcija turi tikėtis gauti tą informaciją. Nu, tarkim, pavadinkim, kad čia bus, aš gausiu duomenis. Kaip pamatyti, kokius gavote duomenis? Jeigu gavote, tarkime. Koks? Nebūtinai, nesvarbu, ką gaunam, bet vat, kaip pamatyti, ką gavom, jeigu gavom. Taip, taip. Loginam į konsolę, tą datą ar whatever, kaip jūs pasivadinsit, nesmė, čia turbūt tiesiog logiškas patogumas. Ir aprašytas, čia yra jūsų funkcijos parametras. Čia funkcijos parametras. Sum, skliausteliai A ir B. Nes jai duoda eventas. Eventas iškviečia šitą funkciją ir jai duoda įvykio informaciją. Tai pasižiūrim, ką davė. Pavyzdžiui, kai vaikšto paprastas requestas, tiesiog duok puslapį, duok failą, tai yra net nesusijęs su APIs, visų pirma. Ne? Tai reiškia, jeigu aš pareloadinsiu, čianais nieko nespausdinu. Nes nieko aš neuploadinu savotiškai į serverį. Tai dėl to niekas nesujuda. Kai ateis va šitas momentas, na, tarkim, pakeisiu į getą. Tai reiškia, šitas objektas net nebus siunčiamas, nes getas nieko nesiunčia, apart kreipiuosi į nurodytą adresą ir viskas. Tai kai aš čia paspausiu, suveikia mano tas ifas, kur kalba apie is API ir išlindo žaltys. Reikėjo parinkti normalų dalyką. Ir tada niekas nepasirodytų. Paslėpkim, iš naujo paleisim. Insomnia biškį šūdo priimalė. Jeigu būtų švarus. Ai, čia adresas ne tas. 15. API responsas ir va. Tvarkingai švariai. Nieko. Bet kas truputį keista man vis tiek buvo, kodėl tas mažas
pip, 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 vis tiek išsiuntė šitą nesąmonę. Nors aš jam pasakiau, kad tu gėtintum. Nu, karočią, bugas kažkas insomnijai. Bet galėtų kaip tik prielaidą daryti, kad aš neklystu. Tai, nu, anyways, įrankio nesąmonė. Techniškai jis neturėjo su getu išsiųsti šitą dalyką, bet jis tą padarė. Tai blogas įrankis. Išmesim per langą. Čia rimtai, nes jeigu bandysite, pavyzdžiui, iš naršyklę savo fetchą sudaryti su getu, jisai šito dalyko neišsiųs. Nu, galiu klysti, gal kas pasikeitė ir pabandyti visada vertą. Anyways, bet kai va šitą postą, ne, jau normaliai, tvarkingai su normaliu JSON objektu išsiunčiu, tai va tada ir išlenta va šitas va buferis. Gal pastebėt kažką įdomaus čia? Užkoduota tarsi. Gal pažįstat? Stringas. Pasiunčiam objektą su stringais. 16 kodas. Nes jeigu pastebėsit, yra visi skaičiai ir yra kelios raidės, kurios yra ten matau nuo netgi va čia A ir F. Čia sutapimas, bet esmė, kad didžiausia raidė yra F ir tą palyginus iš karto mintis, jo, kind of binary formatas, tai techniškai laidų atkeliavo nuliukai vienetukai, bet, nu, galim paskaičiuoti, ne, vienas 16 simbolis yra atitinka 16 nuliukų vienetukų. Tai šitas atvaizdavimo formatas yra tiesiog supaprastinta, kad kaip mažiau parašyti. Nes aš kaip žmogus, man ten nuliukų vienetukų serija, nu tai aš nežinau, ačiū viso gero, žinai, bus. Nieko aš ten nematysiu, man bus didžiulis miškas. Bet kai matau šitą, okei, tarkim, atpažįstu kažką tais. Faktas, kad aš vis dar čia skaityti nemoku, bet man tai to ir nereikia. Svarbiausia, toks kompaktiškesnė forma, kaip žiūrėti tą pačią nuliukų vienetukų seriją. Nu dabar gerai, kitas klausimas, ką su juo teoriškai mums reikėtų pabandyti padaryti? Teisingai, iškoduoti. Tai va, pabandom iškoduoti. Tam, kad galėtume iškoduoti, mums reikės susikonstruoti dalyką, kuris vadinasi buferis. Jis bus stringas. Va, nes viską atėjusią informaciją iš nuliukų vienetukų mes bandysime versti į stringą. Tada, tada sekantis dalykas, reikia prisiminti, ar net nereikia prisiminti ir einam tiesiog nusirašyti. Man atrodo, einam tiesiog nusirašyti, nes atmintis man tuoj paves. Ten reikės suimportinti vieną momentą ir koks ne ten. String decoderis, jo. Reikės šito daikto. Ir tada tą string decoderį reikės panaudoti irgi, kaip matot, čia yra naudo vidinė biblioteka. Nes techniškai galiu ir va taip rašyti, bet tada kartais gali atrodyti, kad čia yra kažkoks iš NPM atsisiuntas package'as, bet taip nėra. Tai, sakykime, naudosim šitą sintaksę. Pabrėžti, kad tai yra vidinis dalykas. Ir tada, ten, kur jis yra panaudojamas, yra sukuriamas string decoderis, nurodome savo tą abecėlę, ne, kaip nuliukai vienetukai yra susijęs su mūsų žmonių simboliais per UTF-8 ir galiausiai vietoj to, kad rašyti į konsolę, mes į tą stringą vis pridedame iššifruotą simbolių seką. Ir galiausiai, kai jau baigėsi viskas, mes pridedame string decoder end. Berods šitas. Galim sulygint.
Yes, čia yra string recorder endas. Nu, ačiū tam egzemplui už jo nuostabų darbą. Tai tam, kad priimti informaciją padoriai, pasirodo, va, tik tiek tai reikia. Prisiminti, kad bus konstruojamas buferis. Buferis yra tiesiog elementarus stringas, by default jis yra tuščias, maždaug ką gavau, by default nieko. Tada nusistatome, kaip jūs ketinate iššifruoti kiekvieną kartą, kai ateina vis naujas paketas, nes tų paketų gali būti daug. Man atrodo, kad vieno paketo dydis ar nebus by default 64 kilobaitai. Tai vis tiek yra didžiulė apimtis. Tai dažniausiai vis tiek viskas sukeliaus su vienu paketu. Tai ir galiausiai ir taip lipina po biškį. Ir tai yra, kadangi vis dar tęstinis procesas, nes vis gavai vieną paketą šitas eventas fairina, gavai sekantį paketą, vėl jisai vėl kaupia, iki kol sistema nustato, kad čia jau yra viskas. Ir tada sakom, buferiui, grubiai tariant, gale padėkime tašką. Tipo tą uždarykime stringą. Ir uždaro stringą ir tada. Kabės galas atidarytas ir gali būti, kad mes bugą galim kokį prisigauti. Na tiesiog, toks įrankis, taip reikia naudoti jį. Ir galiausiai, kai jau viskas suvaikšto, mes galim pasižiūrėti tai, koks ten tas buferis susikonstravo. Tai einamųjų metu, jeigu bus paprasti puslapiai, aiškiai, va, čia, tai mato, čia yra krūva tuščių eilučių. Kodėl? Nes paprasti requestai buferio kintamojo niekada nekeičia. Jis buvo visą laiką tuščias stringas ir liko visą laiką tuščias stringas. Bet kai ateina kokia nors insomnija ir bando kažką postinti, jūs gaunate normaliai nuliukų vienetukų seriją konvertuotą į žmonių skaitomą kontentą. Bet čia yra stringas. Ne? Čia yra stringas, nes čiagi yra stringas. Turinys yra JSON'as. Ir tada norint atstatyti jį į normalų JavaScriptinį objektą, kad galėtume, pavyzdžiui, įsivaizduokim, čia, jeigu aš spausdum panašu į objektą, ne? Panašu, gerai, cool. Davai ištraukim iš jo vardą, e-mailą ir passwordą. Tai būtų buffer.name, ne šitame kontekste, e-mail, password ir ages. Tai jisai nežino, kas čia tokie dalykai gali būti, bet man visiškai neįdomu. Ateinu, kur čia mes ateisim, dar kartą sendinu ir matot, yra visi undefined. Nes iš stringo tu negali ištraukti šitų raktų, nes stringai neturi tokių raktų. Vienintelis būtų sutapimas, jeigu turėtų length raktą ir tada galvotume, pavyko, bet iš tikrųjų čia būtų stringo tiesiog savybė tokia. Tai sekantis žingsnis šitoj vietoj būtų, sakykime, kad čia tokia susimontavus. Pavadinkim kol kas JSON datą. Gal paskui padariau kažką pavadinsime. Tai reikia pabandyti išparsinti. Tai bus JSON parse ir paduodam ten tą stringą, buferio stringą. Ir faktiškai toliau kas dirba, tai dirba tas JSON data išparsintas jau objektas normalus. Cross fingers. Ateinam į insomniją, siunčiam requestą ir žiūrėk, jau gavai individualias reikšmes. Netgi galima padaryti, išspausdink visą objektą, ne, kapitaliai. Čia buvo stringas, nes matosi dvigubų kabučių serija, bet čia jau yra be dvigubų kabučių, bet ir viengubos netgi atsiranda ir skaičius ramus ir taip toliau. Tai čia jau yra normalus objektas. Ir čia yra iš to objekto ištrauktos key values. Ir dabar jau, kai šitą informaciją pasiekia, elgiatės toliau lyg niekur nieko. Tarsi tai būtų lokalus kintamasis. Vienintelė maža problemėlė
dabartiniam scenarijui yra, kai miksuojasi paprasti statiniai requestai su jūsų tais API-us requestais. Ir jisai mirė. Jais. Tai čia reikėtų kokią bent jau mini apsaugą turbūt uždėti, kad jeigu buferis yra neigiama reikšmė, tai tada pasidarykim tuščią objektą, atvirkščiai reikia parašyti. Jeigu buferis teigiama reikšmė, tada parsinam, priešingų atveju tuščias objektas. Bent jau, kad nenukilinti sistemos, čia parefreshinu, čia bent jau suvaikšto, čia akivaizdžiai visur tušti objektai, nes buferis by default tuščias stringas yra ir tuščias stringo išparsinti negali, tas JSON'as pasirodo, iš karto crashino, kas ten tie raudoni nesąmonės ir buvo crashino, nes tuščias stringo išparsinti nepavyksta. Tai JSON'o tiesiog veikimo niuansas. Ir skaito kaip nevalytų stringą. Ir jeigu siunti normalų requestą, tai jisai viską ten padoriai mato. Tai šito galima nerašyti, šito galima nerašyti. Pasilikti kol kas tik tai tiek. Ir viskas. Iš esmės į savo ten tą API-us projektą įneša ten tuos 2 requestus, su buferiais ten viską išsiparsinat, ende nustatot va šito tokia mini security, kad tas buferis, jeigu vis dar yra tuščias stringas, tai bus tuščias objektas ir nieko daryti nereikia iš esmės. Nu, gal if else įdėti, ne, kad jeigu buferis vis dar yra tuščias stringas, tai nieko nedarau. Ir jo, drąsiai. Kas reiškia šitame scenarijui, tiesą sakant, aš netgi galėčiau sakyti, kad buferio parsinimas iš principo yra prasmingas tik tai, kai yra kreiptasi į API. Ir tada spausdintis visą šitą yra prasmė tik tai, kai buvo kreiptasi į API. Nes kitur... nes ten nieko įdomaus nėra. Tai šitame scenarijui, reiškia, vėlgi, čia vis dar veikia, insomnija čia suvaikšto ir vis dar kažkas veikia. Jo, kas vyksta. Anyways, jo, šitas dalykas gražiausiai veikia. Ir tada teoriškai mes galim pradėti kurti dalykus. Tai kaip pavyzdys, kad jeigu sukurti ten tą userį, ne, tai tarkime turėčiau čia kokį nors data folderį, tarkime, jo viduje būtų folderis users ir tada reikia tenais iššūtinti atėjusį objektą, grubiai tariant 1:1. Tai tokiu atveju sakysiu, tai palaukime, kol failas sukurs, kokiame folderyje create'ina by default, man atrodo, data folderyje. Tai dėl tos priežasties užtektų tik tai nurodyti users, tikiuosi. Ir tada failo pavadinimas. Bus e-mailas panaudotas. Tai bus JSON-data.email, bet failo plėtinys koks bus? .json. Tai reiškia dar plus .json. Ką atvirta? Ne, čia yra failo pavadinimas. Koks yra failo pavadinimas? Vartotojo pateiktas e-mailas plus .json. Jo tokį pavadinimą sugeneruos. Ir tada klausimas, ką įrašyti į tą failą. Tai iš esmės tą patį buferį galime sukišti. Kodėl? Nes buferis ir jau yra jūsų tas visas, JSON'as. Bet, man atrodo, su create'u ten yra biški šlikštu. Nes jisai
čia stringifyina gautą contentą, kas gausis, kad JSON'as dar kartą bus JSON'intas, tai gausis dvigubas JSON'as problema. Tai visgi paduosiu jau išparsintą objektą, tegul jis ten pats vėl jį paverčia atgal į JSON. Žodžiu, išparsina, sustringina, išparsina, sustringina. Toks pirmyn atgal, nu bet whatever. Ne mum dirbti reikia, ne, kompas dirba. Ir jeigu čia viskas yra nuostabu, mes teoriškai galėtume pasidaryti eroras messages, tarkim, taip pasivadinsiu ir sakyti, jeigu įvyko eroras, nežinau, kodėl galėjo įvykti eroras, tai teoriškai ir atiduosiu response contentą, kuris ir bus tas pats mano, ne tas messages, va šitaip. O jeigu eroro nėra, tai grąžinsiu response contentą, kad user ne taip rašosi, created, ne? Va šitaip. Kodėl ant message jisai pyksta? Stringas arba eroras. Tai šitoje vietoje stringas arba eroras. Tai ir klausimas, ką creatas grąžina, neatsimenu. Eroro atveju, jo, jisai erorą grąžina. Tai šičia bus toString. Ir jeigu patestinti, kas įvyksta, taškas data. Tokio folderio ieško. Ok. No problema. Smulkmena tokia, ne? Renėjimas. Taškas data. Dar šlikščiau. Kodėl Visual Studio kodas privalo taip elgtis? Paprašai pareneiminti panestintus folderius ir jisai, in your face, sako. Dabar jam jau yra sunkios dienos. Yes. Nu, leisis tu šiandien damušti tave, ar ne? Bet jeigu dabar reneiminsiu, naujo, tada mes kitaip jį pakeisim. Pakeisim šitaip. Nes aš jį atidavęs. Ok, ne problema. Taškas data, sukursiu, tada viduje sukursiu atskirą folderį users, and I see no problem. User created. Ir tada, jeigu patikėti, kad user created, matau, folderis yra, jame yra tas ir jame yra Johnny's su visa šita informacija. Tik tai viskas, kadangi yra JSON'as, tai vientisas ilgas stringas, tai užlenkiau ekraną. Tai va, įsirašė, ne? Jeigu dar kartą, already exist, erorą grąžina. Kas yra make sense, nes aš neleidžiu kurti tokio paties pavadinimo failą. Ir grąžinu originalų tą erorą. Kurioje čia vietoje. Aš čia. Tai iš esmės aš jums jau padariau viską, ką jums reikėjo žinoti. Dabar tiesiog damuškite ten. Jeigu URL toks ir HTTP metodas toks, tai arba sukurk failą, arba perskaityk, arba perrašyk, arba ištrink. Tai čia tiesiog bus krūva ifų ir panaudot arba file.create, update, delete, read. Nežinau, per vieną dieną pabaigsit, per 2 dienas, kiek jums ten užtruks.
Plius minus normaliai. Štai ir išgerkime, ne? Cheers. Bet šitą mes negalėjom durėti. Bet ir nereikėjo. Nes šita dalis buvo tik tai konkrečiam turiniui gauti, kad tu žinotum, koks konkrečiai. Bet mesgi visą laiką galėjome sakyti, ką mes galėjom sakyti, va, pasiėmu visą šitą šlamštą ir sakau, mano fucking buferis yra va šitas stringas. Nu ir ką? Ir kitą pusę bandžiau. Aš bandžiau gauti aš tuo metu jeigu gauna, tada kažką turėsiu daryti. Jeigu Bostonė turėsiu... Ne, aš vis sakiau, fakinkit atėjusią informaciją. Tiesiog apsimeskit, kad jinai yra, kokia yra, niekam neįdomu. Tiesiog sukurk failą. Tuščia. Sukurk failą. Nereikia šitų buferių, pamirš. Čia vagiai, čia viskas galėjo būti. Va, tiesiog duomenys, kuriuos ir prašyti. Objektas, kuriame yra Jonas. Viskas, done. Įrašyk va šitą objektą. Realiai buvau tą rodęs. Tiesiog įrašyk objektą. O koks tikrasis objektas ateina, sužinosim ateityje. Tai reiškia, ką tik sužinojom. Nu, aš šitą tikrai rodžiau. Aš prisimenu kaip šiandien, kaip sako. Taip. Išskyrus vieną dalyką dar nerodžiau. Tikiuosi niekada ir nepamatysit. Raudonų žibintų kvartalė 8 valandą. Viskas mažu, tai dar apie pradžią. Anyways, normaliai yra. Boom. Ne, jeigu file TS, kažką keisti, viskas gerai. Jeigu išleidži problemas, sudarom iki ten problemų. Prakaitas tada pilnos kišenės. Ten jeigu keisti kažką. Yes. Man atrodo, šitą vietą iš darbiškai kai ką pakoreguosiu. Čia sukursim git keepas. Tada šitą visą mes lauk. Ir git ignore. Sakysiu. Visus git keepus palikim. Ir išmeskim .data folder. Nu, tipo, kad nesektų, pavyzdžiui, tokių JSONų, kur čia tik tai testiniai mano failiukai, niekam jų nereikia, ne? Pats susikurk, atsisiųsk ir susikurk. Tai, kad jų nesektų. Ir viskas, ką žinau, ką mes čia padarėm. Teisingai, updates. Labai geras pavadinimas komitui. Sunkus iš tikrųjų, sveria širdį, nes, nu, toks jaučiu, kad dar sąžinės turiu, tai čia negeras pavadinimas, bet turint omeny kiek dabar valandų, kad mes pusvalandį viršyje mane vis, tai kažkaip reikia trumpinti paskaitų laiką, mano atveju. Trumpinkit. Reikia mažiau mokytis. Ir čia dar maždaug tarp mūsų mergaičių kalbam taip. Tai uždarykim šitą. Sustabdykim šitą. Čia nežinau, kas sukasi. Ką jie čia daro? Čia kas sukasi, nesuprantu. Čia šita nuotrauka yra prie tenais, ne? Ir šitą galim išdydant. Va. Esat jaučiu matę, ne, šitos projektus? Esat matę.
Bandėt kada gilintis detaliau kiekvieną šitą kvadratuką? Ką? Roadmap.ch. Roadmap.š. Tikras. Tai čia plius minus internete, ne, kažkokie dėdės, realiai net ne dėdės čia, man atrodo, jam kokių 30 tik tai metų, bet jisai sumetė savo idėjas, ko reikia. Pavyzdžiui, kad frontenderių būti. Tai jo, arba kad backenderių būti, arba ten pasiimkit dar whatever, kas domina, užnisa juodą temą, kliunkiai. No, full stackas, nes skaityti neįmanoma. Full stackas yra dar geriau, realiai abiejų miksas, plus dar kažkas ekstra. Netgi visai ir sako, checkpointas į frontendinius appsus, whatever. Tai, nežinau, tai yra dafiga mokytis. Dafiga mokytis. Tai kas tikrai rimtai nusiteikia, tai sakau, eikit, rašykit, trinkit viską, supraskit, kad sintakse būtų tik tai gėlytė šalia kelio. Kad visa kita, kas lieka mokytis, suvokimas apie kaip vaikšto informacija ir kodėl jinai reikalinga, kad nebūtų ten tie visi ternariai, funkcijos, destruktūrizacijos, kad jie netaptų problema kodo skaitimui, bet kad tik tai tada jau skaitytumėt konceptualiai, perskaičiau failą, cool, kadangi matau awaitas, tai reiškia, tai užtruks laiko, reikia asinchroninis kodas, kažkokie atitinkami kiti žingsniai. Tai, kad prasidėtų tas konceptualus variantas. Kuo greičiau išauksit aš dabar gilinuosi į sintaksę, kuo viskas sparčiau pradės vystytis. Ir jo, čia yra ta figa reikalų. Čia ta gera naujiena, ne? Bet faktas tam, kad normaliai pradėti, tai čia visko mokėti, aišku, nereikia. Nes jei net jeigu ir įsigilinti, tai čia yra neblogas variantas, tipo nerekomenduoja, arba nebūtina, arba tai yra tiesiog alternatyva ir tas personal recommendation. Iš esmės, daugiau mažiau visada ir gali žiūrėti tuos violetinius burbulus. Tai jeigu ir ne violetinis, tai maždaug pamirškit. Kaip kad čia, ne, pavyzdžiui, šitie 3 gražuoliai, bet bucketas ir GitLabas. Galite nueiti, pasižiūrėti, susikurti paskyrą, pamatys, kad tas pats GitHubas, tik tai biški kitas dizainas ir, yra techninių skirtumų, be abejo, ką jie gali, ko negali. Bet, neįdomu, arba, pavyzdžiui, tas pats package manageriai. Mes naudojam standartinę NPM-ą, nes jo visiškai pakanka. Bet kažkas moka su Jarnu, kas beveik nieko nesiskiria, ir kažkas žino PNPM-ą. Tipo efektyvesnis variantas. Puiku. Bet esmė vis tiek nesikeičia nuo to. Pasirinki vieną įrankį ir su juo pramoksti, supranti, ką jisai daro ir viskas. Jau kai turėsi gyvenime laisvo laiko, tada eik pasidomėk kitais 2 alternatyvom. Gal tada tie tikrai tau kažko labiau patiks, bet jeigu norite efektyviau išnaudoti laiką, tai akcentuoti reikėtų būtent į tuos. Dažniausiai aš maždaug čia, kas yra parašyta, sutinku. Mano nuomonė su šito žmogum daugiau mažiau sutampa, kad tie violetiniai turėtų būti prioritetinės temos. Visa kita yra suspėsit. Tai jo. Tai kai pradėtume skaityti, tai čia yra dafiga ir darbiški. Tai bandysim kuo daugiau viso to paragauti.